Tai laba diena, labas vakaras visiems susirinkusiems, kadangi yra jau 6 valandos, manau, kad mes galime pradėti, kas ateis prisijungs prie mūsų. Nežinau, mūsų taip, manau, kad mus gerai matot, ko gero bus gal patogu bendrauti, į sceną gal nelipsim, visi, kurie čia kalbės, atsisuks į jūs ir tikrai galėsime bendrauti. Šios dienos mūsų tikslas, mes esame išrinkti tarybos nariai, kurie savauja poziciją, vat atėjo ir pozicijos atstovai. Noriu pasakyti, kad čia yra ne ataskaita. Praeitą kadenciją ataskaita jau yra jums pateikta. Ir čia nėra ataskaita ir už šios metus, kadangi ataskaita už šios metus privalo pateikti meras savo tarybos vardu, o ir po to, sakykime, jau kiekvienas tarybos narys, o pagal reglamentą, pagal vietos savivaldos įstatymą, kiekvienas tarybos narys gali susitikti su gyventojais, jais kalbėtis ir diskutuoti. Tai yra labai sveikintina, kad kuo daugiau žmonių sužinotų tą iš pirmųjų lūpų, iš tarybos nario, tai yra tokie. Dabar, kadangi mūsų reglamentas taip pat nori nustatyti tokį laiką, kad mes čia neužtruktum per ilgai, tai siūloma taip, maždaug 10 minučių kiekvienam iš mūsų pasisakytų, tai galbūt kalbėtų Vidmantas Mateika. Jis kalbėtų apie nevyriausybinės organizacijas, jų darbą, išeitininės aktualijas. Jūratė Šiukštienė kalbėtų apie sveikatos įstaigas, šiandienės problemas ir perspektyvas priimtų tarybos sprendimų kontekste, kurie šiandien, manau, patys svarbiausi šiuo momentu. Aš pakalbėčiau šiek tiek apie mūsų integruotas teritorijas tikslinės, reiškia, apie mūsų ES struktūrinius pinigėlius ir apie pirkimus, ir mes turėsim atlikti. Kęstutis Pakalnis pakalbės apie mūsų gyventojus, apie mūsų žmonės, kurie yra šitam verbete. Ir Jonas Purvaneckas pakalbės apie susitikimą su gyventojais, buvimą ir tą informaciją, kuri yra pasklidusi po mūsų apylinkės. Seniūnijas turiu minyje. Tai tiek. Tai dabar gal aš tik tai pristačiau, o dabar tada suteiksim žodį Jūratei ir pradėsime nuo sveikatos reikalų. O po mūsų, galbūt taip pasakyčiau, po mūsų pasisakymų galima bus paklausti tų kalbėjusių tuo klausimu, jeigu kas bus neaišku ar kaip panašiai. Tai va tiek.